Visi, taigi šiandien naujoje vietoje ir pakalbėsiu tiesiog apie dalyką, su kuriuo tikriausiai susidūrime mes visi, ne tik versle, bet ir visam asmeniniam gyvenime, galbūt netgi visais gyvenimo etapais, kur rasti motyvacijos, kai nėra motyvacijos. Taigi, tikriausiai kiekvienas iš jūsų ir aš pats asmeniškai dabar, ne tik dabar, bet ir dauguma gyvenimo etapų pritrūkdavau motyvacijos ir pritrūkdavau kažkokio noro tęsti toliau, ypač kai nėra rezultatų, kai darai, atrodo, kad niekur neini, skaitai dar labiau knygas, bandai dar kažkiek tai apsišviesti, daugiau kažko išmokti, kažko nieko, bet neveikia niekas ir tada ateina toks laikas, kai nusvyra rankos. Ir ką tada daryti? Va čia pats didžiausias klausimas, kodėl dauguma įmonių tiesiog užsidaro per pirmus 3 metus, nes vis tiek būna kažkurį laiką tas entuziazmas, svajonės, gal kažkokie tikslai, bet keiščiausia, kad sėkmės nėra. Ir tokie dalykai kaip sėkmė, atsitiktinumai, visa kita neegzistuoja. Tiesiog egzistuoja tai, kad darai ir vieną dieną kažkas tai pradeda gautis. Ir didžiausia problema, kodėl mes bijom padaryti klaidas ir bijom daryti jų daug ir dažnai, todėl kad mes iš vaikystės atsinešam bėdą tokia, kad už kiekvieną klaidą, už kiekvieną blogą dalyką mes gaudam velnių, ar kažkas su diržu, kažkas kitaip gaudavo, kažkas kitokias bausmes turėdavo ir nuo to mes pradedam bijoti klaidų, nes kai kas būdavo morališkai, žodžiais žlugdomas, kai kas fiziškai baudžiamas ir va čia išsivysto tas bijojimas, bet reikia nebijoti ir eiti į priekį, atrasti pirmiausia būdus ir dalykus, kas jūs motyvuoja. Kas motyvuoja jūs pačius. Ir tada pasidaryti tokią kaip lentelę, ar bent jau savo galvoje asmeniškai su savim pakalbėti, kas jūs motyvuoja, kas jūs demotyvuoja. Jeigu demotyvuoja kažkokie žmonės, ištrinkit tuos žmonės iš savo gyvenimo, iš savo visko, nors ir labai artimi. Ištrinkit ir viskas. Jeigu pagalvojus, ar jūs darote tai dėl kitų žmonių, ką tie žmonės jums reiškia, jeigu jie demotyvuoja, traukia į apačią? Ar tai darote dėl savęs? Žinoma, kad tai darote dėl savęs ir čia nereikia turėti jokių iliuzijų. Tie žmonės, kurie jūs kritikuoja, kuris traukia jūs žemyn, visada bus šalia ir bus pirmieji, plos jums katučių, jeigu jūs tapsite sėkmingais. Taip, kad atsiminkite, niekada neleiskite kažkam įtakoti jūs. Ne dėl to pradėti, net jeigu susimausite, padarysite didelės klaidas, turėsite daug išlaidų, prarasit viską, vis tiek reikia nusiraminti, vis tiek eiti į priekį. Tegul paleis kažkuriam laikui, tegul kažkam laikui sustot kažką daryti. Aš asmeniškai anksčiau daug gerdavau ir aš tuos pinigus praleisdavau alkoholį, išvaistydavau ir neturėdavau nieko iš tikrųjų, nors uždirbdavau gan neblogai. Dabar aš tos pinigus dedu, darau kažką tai lipdau ir man tikrai daug maloniau leisti pinigus ten, kur anksčiau neleisdavau, o švaistydavau tiesiog nesąmonėm. Pas mane irgi rezultatų nėra, kaip matote, tam pačiam kanale nėra daug žmonių ir peržiūros nedidelės, bet vis tiek einu, darau kažką, tai aš darau tai dėl savęs, aš darau tai, kas man patinka, aš vis laik norėjau ir turėti savo verslą ir mokinti, motyvuoti kitus žmonės
bet ta prasme pirmiausia savo pavyzdžiu, pirmiausia, kad pačiam pasisektų ir tikrai man pasiseks, aš planuoju tai viską daryti, gyvendinti savo svajonės ir aš tikrai pasieksiu dabar. Pervadinau įmonę, pervadinau savo internetinę parduotuvę, kurią dar įkursiu, nes daug laiko reikia dabar pailsėti, atsigauti asmeniškai, susitvarkyti kūną, susitvarkyti galvą, protą, visą kitą ir tada galima pradėti važiuoti. Tiesiog pasidariau pauzę, motyvacijos, pasikrauti visą kitą ir labai norėčiau, kad ir jūs kažkas, tai jeigu pritrūkote motyvacijos ar dar kažkas, nesustokite. Aš labai gerą žiūrėjau tokį šortuką YouTube. Jeigu tau diena nepasisekė, sustok, eik namo, pailsėk, išsimiegok, atsigauk, paleisk visas blogas emocijas. Tu neprivalai tą dieną persiversti ir eiti į priekį, nes kartais geriau sustoti ir palaukti, viskas susidėlios savaime, negu eiti ir daryti, kai viskas nesiseka, viskas krenta iš rankų, tada tikrai reikia padaryti pauzę, dieną, 2, 3, kiek reikia. Neprivalot nieko daryti, niekam nieko neprivalot. Jeigu einat savo svajonių link, eikit, nestokit. Verslas irgi tas pats, eikit, darykit. Labai sunku daryti, kai matai, kad niekas nesigauna, niekas nepalaiko, niekas nemotyvuoja. O tada ir ateina tas momentas, kai tie žmonės, kuris sako, kuriems nepavyks, kur jie būna teisūs, o jūs pralaimit. Net jeigu ir blogai sekasi, vis tiek geriau eiti ir bandyti, negu nedaryti nieko. Aš tikrai linkiu jums kiekvienam susitvarkyti ir eiti į priekį. Motyvacija yra, vieną dieną vis tiek kažkas pajudės, kažkas pardavimai, užsakymai, dar kažkas. Labai norėčiau, kad nors vienas žmogus pasižiūrėtų iki galo ir motyvuotųsi ir eitų į priekį. Neleiskit niekam sustabdyti jūs. Jūs gimėt ir einat savo gyvenimo kelią. O kaip jūs nueisit, tai tegul būna viskas jūsų rankose, o ne kažkieno kito lūpose. Linkiu didžiausios sėkmės ir iki pasimatymų.